iš tiesų norėčiau atkreipti jūsų visų dėmesį į šį įstatymo projektą, nes mes čia taip smagiai ir greitai įsivažiavę priiminėjame įstatymus, bet manau, kad šis įstatymas, apie kurį dabar šnekam, vertas atskiro dėmesio ir vertas atskiro pašnekėjimo, nes šis įstatymo projektas ne tik prieštarauja sveikai logikai, ne tik įveda papildomą naują mokestį, jeigu taip galima pavadinti, architektūros srityje dirbantiems specialistam, bet ir prieštarauja sąžiningam ir protingam tos srities specialistų, tai yra architektų reguliavimo principam. Gerbimi kolegos, aš noriu atkreipti dėmesį, ką mes siūlom šiuo įstatymo projektu. Šiuo įstatymo projektu mes siūlom visus architektus per prievartą suvaryti į architektų rūmus ir per prievartą suvarius į architektų rūmus, nes priešingų atveju architektai negalės kitaip vykdyti savo veiklos, nors jie baigia universitetą ir specialiai atestuoti bei sertifikuoti. Architektų rūmai nustato atskirą mokestį, kurį privalės mokėti visi architektai. Negana to, kad visiems architektams bus papildomas mokestis, greta to visi architektai turės laikytis architektų rūmų nustatytų architektų veiklos taisyklių, kurios labai aiškiai sako ir yra labai įdomios, kad kainą pasiūlius vienam architektui dalyvaujant kažkokiam konkurse, kitas architektas negali siūlyti mažesnės kainos ir panašių absurdų yra tose taisyklėse, kurios iš principo varžo konkurenciją toje srityje, kurioje neturi varžyti. Ir jeigu sutinku, kad yra tam tikros profesijos specialybės, kurių veiklą valstybė turi reguliuoti, kaip notarai, advokatai ir panašiai, tai mano nuomonė, kad architektus prilyginti tai pačiai grupiai ir iš principo įgyvendinti tokią pačią jų veiklos sistemą arba schemą yra nesąžininga, negražu ir, mano nuomonė, yra visiškai neatsakinga. Todėl tikiuosi ir dar kartą raginu visus atkreipti dėmesį į šį įstatymo projektą, bei nepritarinėti tom nuostatom, kurios yra įrašytos. Ačiū, nuomonė prieš, Kęstutis Masiulis. Gerbimi kolegos, aš labai pritariu, ką pasakė prieš tai kalbėjusis. Norėčiau dar papildyti. Jeigu mes norime iš tikro daryti taip, kad brangtų paslaugas architektų srityje, tai steikime šitos rūmus. Lygiai taip pat, jeigu norime, kad brangtų ir kitur, tai steikime taip pat automobilininkų, autotransporto remontininkų rūmus, suvirintojų, santechnikų rūmus ir taip toliau. Ir uždrauskime visiems kitiems žmonėms užsiiminėti santechniką, automobilių remontais, juk tai yra, sutikite, automobilių remontas labai atsakingas sritis, suremontavo neatsakingai ir žmogus važiuodamas gali avariją patirti ir panašiai, nemažiau atsakinga negu architektūros sritis. Tai kodėl mes nesteigiame visur kitur tų rūmų? Tai mes grįžtame į viduramžius, kada būdavo cechai ir tik cechai nuspręsdavo, kam ten lipdyti podą, kam nelipdyti podą, kam kaldinti kardą, kam nekaldinti kardą. Tai tikrai šito nereikia. Riboti rinką ir konkurenciją šitoje srityje tai absoliučiai nepragmatiška. Aš nesuprantu, kodėl reikia eiti kelių architektų, kurie nori valdyti šitą visą sferą ir pagal savo nustatomas taisyklės šokdinti visus, kodėl reikia pasiduoti jų norams. Nebūtina. Ir tikrai nieko blogo nebūtų ir jeigu kiti rūmai, kurie yra čia Lietuvoje, būtų panaikinti advokatų ir kitokie. O mes einame tų rūmų gausinimo ir dauginimo kryptimi. Tikrai žmonės iš to neišloš, nes paslaugos tik augs. Jau dabar yra kažkokie absurdiški reikalavimai. Negalima statyti didesnį kaip 80 kvadratinių metrų namo, jeigu pagal savo projektą vėl ten reikalavimai architektų. Tai mes turėsim krūvą absurdiškų reikalavimų. Tikrai to nereikia daryti. Dėkuoju, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, profesinė savivalda arba savireguliacijos principų perkelimas į tokius institutus kaip profesiniai rūmai būtų sveikintina, bet yra keletas bet. Jau daug argumentų kolegos pasisakydami prieš išsakė. Tai privaloma narystė ir privalomi mokėjimai tiems rūmams iš tikrųjų didina ir kaštus ir žinome eilę pavyzdžių, kaip yra šiek tiek skirtingai reguliuojama ne tik profesiniai savivaldos institutai, bet tarkime pramonės prekybos amatų rūmai, žemės ūkio rūmai ir ten, kur yra laisvanoriška narystė, atsiranda žymiai daugiau paskatų tokiem rūmams savo veiklą organizuoti taip, kad norėtų atitinkamos profesijos žmonės arba atitinkamos sektoriaus žmonės dalyvauti tų rūmų veikloje. Gerbiami kolegos, mes turime jau odontologų rūmus
ir sveikatos komitetas žino, kiek yra daug problemų. Negalima lygyti antstolinio darbo ir architektų. Ten yra deleguota funkcija, o architektų yra projektavimas. Apart paslaugų pabrangimo, licenzijų išdavimo pabrangimo, nieko mes nesulauksim. Todėl siūlau balsuoti prieš. Nuomonė už Petras Gražulis. Gerbiami Seimo nariai, jeigu šiandien mes pažvelgsim į statybas, tai matysim didžiulį chaosą. Ir savivaldybės šiandien su tom problemom nesusitvarko. Projektuojami kvartalai, skirtingi namai, spalvingumai, aukštingumai, visiškai įvairūs architektūriniai požiūriai. Tai aš tik manau, galbūt šis įstatymas, kada būtų privaloma ta architektūros, kaip čia, narystė sąjungoj, savivaldoj, gal tikrai ateitume šiek tiek į kažkokią tvarką. Šiandien tiesiog kartais į naujas statybas gėda atsivesti kažkokį užsienio pilietį, parodyti, koks vyksta chaosas.